Sveiki, ralio mylėtojai. Pirmą ralio vakarą noriu Jums pristatyti, kur rytoj vertėtų pasižiūrėti greičio ruožuose. Tai pradėsiu nuo pirmo. Pirmam greičio ruože mes su Martynu rekomenduotume 3 vietas. Vieną tai galima nueiti nuo finišo atgal. Manau, tai bus iki kilometro. Ir ant kalniuko galima būtų žiūrėti. Čia yra toks kelias per tiltelį, per upę. Tai arba prie tiltelio atsistot, arba jeigu netingėt ir nueit dar už tiltelio apie 300-200 metrų. Tada matosi tiesioji, didelis greitis ir matysis truputį ir per tiltelį, kaip važiuoja mašinos. Kita vieta, kur rekomenduojam, tai atvažiuoti nuo Šunelės šituo keliuku. Ir yra tokia aštri sankryža, tai prieš eismą nuo tos sankryžos paeit kokius 200 metrų ir yra dar viena sankryža, tokia va čia kelias kerta, tai kažkur prie to kelio arba dar truputį toliau paeit. Ir trečia vieta įdomi dėl to, kad šitoj sankryžai, manom, daugumas automobilių labai kirs kampą. Ir ten gali būti įdomių vaizdų. Bent jau Martynas šitoje vietoje sakė, žiūrėk Ramūnai, pamatysi, ko nematęs. Ten tas posūkis be to yra po didelio greičio atkarpos. 2-4 greičio ruožai. Patogiausia, man atrodo, būtų eiti prie dirbtinio tramplino, kur yra žiūrovų zona. Tik tai aš rekomenduočiau žiūrėti ne toj numatytoj žiūrovų zonai, bet pagal eismą eiti truputį toliau nuo tos sankryžos, apie 200-300 metrų. Ir pasirinkti žiūrėjimo vietą kažkur čia tarp 2 sankryžų, nes jeigu eitumėt toliau dar, 500 metrų yra kita sankryža. Tai tarp tų 2 sankryžų kažkur pasivaikščioti ir išsirinkti vietą, nes ten irgi didelis greitis, yra prie namo toks posūkis su negatyviu, pavadinkim, pasvirimu į kitą pusę ir turėtų būti įdomu. Tai iš tikrųjų, ko gero, geriausia žiūrėti šitą vietą, nors pats greičio ruožas mums labai patiko. Ir ten iš tikrųjų bet kur, jeigu rasit privažiavimą, tai praktiškai greitos atkarpos, siaura ir visas greičio ruožas toks įdomus. 3-5 greičio ruožai. Pasižymėjom tik tai vieną vietą žiūrovams. Tai mums atrodo pakankamai patogu turėtų būti privažiuoti iš Imbrado ir iš Miliūnų kaimo pusės. Čia va nupiešta bent jau pas mus legendoje. Ir pasirinkti žiūrėti nuo tos aštrios sankryžos arba į vieną pusę, arba į kitą. Čia yra didelis greitis ir miške siaura, o čia yra siaura ir prie gyventojo tokia vieta, kur iš tikrųjų labai nori išmesti mašiną į griovį. Ir manau, toj vietoj būtų gerai žiūrėti. Taip pat galima eiti nuo starto apie pusę kilometro ir ten yra įdomių aštrių posūkių. Greitis gal nebus labai didelis, bet ten yra vienas šuolis ir, kaip minėjau, tokie aštrus vienas paskui kitą posūkį. Tai ir lieka sala, kur iš tikrųjų rekomenduoju visiems nueiti, bent jau ne tik dėl greičio ruožo, bet dėl tos šventės, kuri ten bus.